Jėzus mano aprūpintojas, nes išmokau būti patenkintas savo būklę. Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus. Visa, ko teko ragauti, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Laiškas Filipiečiams, 4 skyrius, nuo 11 iki 13 eilutės. Tuomet Pauliaus laikais niekas neturėjo teisės į darbą, pinigus, pragyvenimą, butą arba draudimą bei pensiją. Visa tai turėjo būti išmelsta iš Dievo arba išsikovota. Paulius pasirinko leisti Dievui jį apdovanoti. Tokiu būdu jis mokėsi priklausyti vieno Dievo ir tuo pačiu mokėsi gilaus dėkingumo. Tuo tarpu dažnai žmonės pasirinka kovos už savo laimę kelią arba bando ją užsidirbti. Jie jaučiasi turi teisę, bet tai daro mus tik kovingais, besiginčijančiais ir išdidžiais. Biblijos Jokūbas tam rado labai drąsius žodžius. Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirkšai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaitų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose. Geidžiate ir neturite, tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote tik savo įnoriams patenkinti. Jūs svetimautojos, argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Jokūbo laiškas 4 skyriaus nuo 1 iki 4 eilutės. Ačiū Jėzau, kad esi mano aprūpintojas. Tu gerai manimi rūpiniesi. Tu suteiki man darbą ir kasdienę duoną. Tu aprūpini mane apranga ir stogu virš galvos. Tu taip pat rūpinėsi mano šeima, tiek visko yra daug, už ką esu dėkingas. Taip pat ir mano sveikatą ir gyvenimą tu laikai savo stipriuose rankose. Kas geriau už tave mane pažįsta ir geriau manimi rūpinasi. Tu esi mano gerasis ganytojas.